Šeštas įsakymas yra nepaleistuvauk. Labai svarbi sritis ir šiek tiek noriu prie jos ilgiau staptelti. Šiandien daugiau matau, kad jau ir nenueisime. Tai 6 ir 9 įsakymai. Dievas mus sukuria kaip lytinės būtybės. Mes esame vyrai arba moterys ir mūsų lytiškumas reiškiasi taip pat ir lytiniu potraukiu, tarp kitų dalykų. Reiškiasi ir lytiniu potraukiu. Ir visa tai yra Dievo kūrybos dalis. Vadinasi, tai yra gera. Ir lytinis potraukis ir lytiniai santykiai taip pat yra gera. Kaip ir visi sukurtieji dalykai, jie turi savo ribas. Būti sukurtu arba būti kūrinio pagal apibrėžimą reiškia turėti ribas, nes kūrinys visada yra ribotas. Ir visi sukurtieji dalykai yra geri savo ribose. Jeigu tos ribos yra peržengiamos, jie tampa destruktyvūs, tampa greunantys ir tą ribų peržengimą mes vadiname tuo terminu nuodėmė. Tai yra nuodėmė. Tai, kas greuna, peržengia ribas ir žmogus tokiu būdu greuna pats savo laimę. Tai galioja ir lytiškumui, ir lytiniai santykiai, kaip Dievo sukurti ir geri, norėti, yra skirti santuokai. Yra skirti vyrui ir moteriai esantiems sandorinėme, tai reiškia besąlyginio įsipareigojimo vienas kitam santykyje. O štai toje vietoje jie yra Dievo norėti, Dievui skirti, tai reiškia Dievui garbę, žmogui laimę nešantis. Dabar kodėl tai yra? Kodėl lytiniai santykiai yra skirti tik tai šitai sričiai? Todėl, kad lytiniai santykiai išreiškia simbolinę kūno kalbą, išreiškia besąlyginį atsidavimą kitam asmeniui. Jie išreiškia tą besąlyginį, visišką, beribį, kiek aš sugebu, savęs padovanojimą, atsivėrimą kitam asmeniui. Ir tai yra simbolis. Simbolis, kaip prisimenate, kalbėjome, yra tam tikros rūšies žodis, tam tikros rūšies ženklas. Jisai kažką tai sako. Ir štai intimus aktas sako štai ką. Aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, visada tavo esu. Intimus aktas. Ir jeigu šitas simbolis, šitas ženklas eina kartu ne su proto ir širdies laikysena lygiai tokia pačia, jisai tampa netiesa. Prisimenate, kaip aptarėme bučinį. Bučinys yra ženklas, kuris išreiškia artumą, išreiškia priėmimą, išreiškia draugiškumą, palankumą, atleidimą. Bet bučinys gali būti kaip ženklas, galima juo meluoti. Ir turime garsųjį Judo bučinį, kuris reiškia, jisai be žodžių. Jisai pasakė žodžius, bet reiškia, jisai ir tuo ženklu, tuo savo bučiniu melavo. Lygiai taip pat ir intimus aktas gali, reiškia, sakyti vieną, o turėti galvoje kitą. Ir va dabar esminis dalykas yra tuos du dalykus sudėti į vienybę, kad būtų reiškia, ir vidinės laikysenos, ir proto, ir širdies, ir valios vienybė su tuo, kas sakoma šituo ženklu. Ir jūs gerai žinote tekstą, kuris išreiškia, žodžiais išreiškia va šitą pačią laikyseną, kurią išreiškia ir intimus aktas. Ir tai yra santuokos priesaika. Turbūt dauguma visai gerai ją prisimename. Aš imu tave savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Ar laimė lydės, ar vargas suspaus, ar sveikata tvers, ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Va čia yra tekstas, kuris išreiškia visišką savęs padovanojimą. Pastebėkite, jis yra besąlyginis, ar laimė lydės, ar vargas suspaus, ar sveikata tvers, ar ligos suims. Ar tavo figūra pasidarys nelabai tokia simpatiška,
ar mano pilvukas užaugs, ar aš prapliksiu, ar mano atlyginimas sumažės. Aš visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Matot, tas besąlyginumas tiek kokybės atžvilgiu, tiek laiko atžvilgiu. Nesvarbu, kaip mums seksis. Aš save visiškai atiduodu tau. Tai va šita santuokos priesaika, jeigu jinai sąžiningai ir sąmoningai padaryta, jinai išreiškia va, tą laikyseną, kurią simbolinė kalba išreiškia intymus aktas. Tai, kitaip sakant, o santuokos priesaika yra daroma santuokoje. Reiškia, jeigu yra šita vidinė laikysena, tai tada reikia ją išreikšti išoriškai per santuoką ir tada intymus aktas tampa kitokia kalba pasakyta tas pats dalykas. Pasakyta tas visiškas savęs pasidovanojimas. Tai čia būtų tokia pagrindinė priežastis, kodėl krikščionių supratimu šventas raštas, kitaip sakant, kodėl šventas raštas mums aiškiai nurodo. Taip, intymūs santykiai yra gražūs, geri, reikalingi, Dievo norėti santuokoje. Tai yra santuokai skirti. Ir čia ko gero yra didžiausio tokio sužalojimo sritis ir didžiausio pasimetimo sritis. Gyvename visuomenėje, kuri turi visiškai kitą priešingą žinią. Kokiagi ta žinia yra? Gerai žinome, kokia jinai yra. Stebėkite, kas yra įvykę. Intymų santykiai ir visas seksualumas yra perkeltas iš bendrystės srities, kurią aš ką tik tai pavaizdavau čia, į pramogavimo sritį. Reiškia, intymų santykiai nustojo būti savęs padovanojimo kitam, visiško savęs padovanojimo kitam dalyko ir buvo perkelti į pasismaginimo, į rekreacijos sritį. Dalykas yra tas, kad reiškia, šitas lytiškumas yra labai labai giliai žmoguje esanti savybė, labai galinga, galia didelė, per kurią žmogus gali labai stipriai išeiti iš savęs, viršyti save ir užmegzti labai gilę bendrystę su kitu asmeniu. Ir jeigu šitą labai galingą galią mes perkeliame iš bendrystės srities į kitą sritį, pramogavimo sritį, mes netenkame svarbios galios bendrystėje užmegzti. Ir 20 amžius, kaip jau esu minėjęs, statistiškai, sociologiškai yra pats vienišiausias amžius žmonijos istorijoje. Ir psichologinių negalių epidemija yra. Žmonės yra siaubingai vieniši. Dar taip nėra buvę. Ir ar nėra viena iš priežasčių štai čia? Seksualinė revoliucija, kuri perkelia lytinį potraukį ir lytinį intymų santykį į štai tą pasipramogavimo sritį. O mūsų prigimtis žino, kam yra skirtas mūsų lytiškumas. Ir reiškia, ir tada ypatingai moterys jaučia tą diskomfortą ir jaučia, kad meluoja. Mes meluojame savo kūnais. Mes sakome kūnais vieną. Kūnas sako, aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, tu esi mano vienintelė iki gyvos galvos. O gerai žinome, kad iš tikrųjų ne iki gyvos galvos, o tik iki vasaros pabaigos. Arba tik tai tol, kol tavo figūra bus graži. Ir tada moteris deda beprotiškas pastangas, kad tą figūrą išlaikytų. O vyrai deda beprotiškas pastangas, kad tik tai piniginė turėtų pilnesnė, nes čia yra ta vieta, kur tu turėsi arba neturėsi tą lytiškumo sritį norimą. Ir tada, ir vėl, nesimenu, aš tą sakiau, bet įdomus dalykas, pastebėkite, visa ta pramogų pramonė, visa popsinė muzika, kokia jinai bebūtų, ir tie patys atlikėjai dažniausiai gyvena tikrai nekrikščionišką, reiškia, lytiškumo srityje nekrikščionišką gyvenimą. Bet toj visoj pramogų ir toj visoje estradoje ir popsinėje toj muzikoje pilna tokių tekstų kaip aš tavo esu visiškai,
aš tavęs visą gyvenimą tave mylėsiu, aš tavo esu vienintelė, aš tavo esu vienintelis. Sakant, žmogaus širdis trokšta, žmogaus širdis gerai žino, kas yra meilė. Ir jie sako priesaikas vieną po kitos. Visa ta muzika išreiškia ne ką kitą, kaip labai krikščionišką požiūrį į žmogaus lytiškumą. Nes jie to nori. Mes visi to norim. Mes norim, kad būtume priimti besąlygiškai. Meilė reiškia priėmimą besąlygiškai. O ne su tokia sąlyga. Aš tave priimu, kaip sakau, kol va štai, kol tu gražiai atrodai. Kol tu gražiai atrodai, ir paskui, žinai, kaip visko būna gyvenime. Ir tada dabar svarbus dalykas yra tai, kad Dievo planas lytiškumui yra nukreipti mūsų lytinę galią į asmenų bendrystės stiprinimą. Ir čia labai svarbus dalykas yra. Reiškia, tas lytinis ir potraukis, lytinė galia yra nukreipiama ne į pasitenkinimą, ne į savęs ieškojimą, ne į savirealizacijos ieškojimą, bet į kitą asmenį. Ir va čia reikės, reiškia, ir čia yra tikras kelias tie, kurie pasirenka santuoką. Čia yra tikras kelias, reiškia, į asmenų bendrystės stiprinimą. O, reiškia, kitas kelias būtų va tas pavartojimas. Dažnai žmonės sako, gerai, tenais jie, kaip sakant, jeigu atmeta visus kitus argumentus, bet sako, bet tai kaip galima tuoktis nepabandžius? Toks svarbus dalykas, o ar įmanoma nepabandyti? Dažniausiai šitas argumentas yra, su tuo pabandymu dabar va štai koks yra keblumas. O iš tikrųjų, ką mes ten pabandome? Bet klausimas netoks juokingas, nesijuokite. Klausimas yra labai rimtas. Pabandome, kaip seksis. Kaip mums seksis lovoje. Nėra nei kvaila, nei, kaip sakant, visai protingai skamba. Bėda yra ta, kad to neįmanoma pabandyti. Ir štai dabar parodysiu, kodėl. Kaip seksis intimiuose santykiuose priklauso nuo labai daugelio faktorių. Tai, kad šiandien dienai gerai sekasi, visai nereiškia, kad po metų 5-15 gerai seksis. Nes tai priklauso nuo mūsų hormoninės sistemos. Po vaiko gimimo moters hormonai persitvarko ir gali pasikeisti. Reiškia, intimių santykių kokybė priklauso nuo artimumo, nuo to, ar vienas jaučia kitą visiškai, kad vienas kitą priima visiškai, nuo to reiškia jautimosi priimtai, ypač moteriai tai yra svarbu. Ir aišku, kol yra 18 arba 15 metų, tai tada hormonai, žinote, yra liuks, dar niekas tenais nepardyta. Jeigu jie, kaip sakant, jeigu kas juos galima truputį sužadinti ir atrodo, kad labai gerai sekasi. Bet kai bus 25 metai, 35 metai, viskas gali pasikeisti ir tada ką darysi, kai nesiseks taip gerai? O ką darysi tada? Ir matai, santuokos priesaika, kągi sako? Jinai sako, aš tave mylėsiu ir gerbsiu, nepriklausomai nuo to, ar mus laimė lydės, ar vargas suspaus, ar sveikata atvers, ar ligos suims, ar mums gerai seksis lovoje, ar nelabai gerai seksis lovoje. Aš tave mylėsiu ir gerbsiu. Va čia yra ta išeities laikysena, krikščioniška išeities laikysena. Ir pastebėkite, būtent šitos išeities laikysenos ir trokšta tas visas pasaulis, kuris netgi yra popsinis. Ta visa, reiškia, populiarioji kultūra trokšta šito. Irgi, to besąlyginio priėmimo. Ir įdomus ir svarbus dalykas yra tai, kad tik tai šita išeities laikysena ir yra tai, kas sudaro sąlygas ilgalaikiams, kokybiškiems santykiams net ir intimioje srityje. Tai yra pamatas. Intimų santykiai nėra kažkas tai tokio, kas yra arba yra kokybiški, arba nėra kokybiški. Kažkaip kokie tai biologinis suderinamumas. Arba jisai yra, arba jisai nėra. Ne. Intimių santykių kokybė priklauso nuo psichologinių santykių kokybės. Jie stovi ant kito pamato. Ir jeigu šitam pamate bus gerai, tai tada ir šitoj srityje bus gerai. Arba
Ne visada bus gerai, kartais bus gerai, judėsim gerėjimo linkme. Tai tas argumentas, kad pasibandyti reikia, yra visiškai netinkamas. Aiškiai, to neįmanoma pasibandyti. Tai yra nepabandoma, nes tai yra kintama, tai gali kisti ir tai priklauso nuo daugybės faktorių. Bėda. Ir taip, besąlyginė meilė reikštų asmens priėmimą iš ankstinį. Mes negalim pabandyti. Šitas yra neįmanoma, reiškia, tai yra nepabandoma visiškai. Visa santuoka yra nepabandoma. Dabar, dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iki santuokos reikalingas susilaikymas. Taip, iki santuokos susilaikymas yra. Kuo jisai, reiškia, ir susilaikymas nėra kažkas tai neigiamo. Susilaikymas yra labai pozityvus dalykas. Mūsų visuomenė tikrai problema yra šitoje srityje reiškia susilaikymo. Kuo jis yra pozityvus? Prisiminkit, dauguma iš mūsų, ne dauguma, visi esame įsimylėję, buvę įsimylėję. Ne? Ir tas įsimylėjimas, ypatingai ten 15, dar mūsų laikais ten nieks nepuldavo taip greitai į lovą, tai berniukas ir mergaitė draugauja kokioje 9 klasėje, atsimenat, ar 10, nesvarbu kurioje. Ir taip, yra potraukis. Ir tas potraukis yra labai svarbus ir reikalingas. Jisai atlieka labai daug svarbių darbų, ypatingai vyro širdyje, prote, visame, reiškia, vyre. Vyras skatina, ir moterį, bet ypač vyrą, skatina matyti savo išrinktąją, savo mylimąją plačiai, o ne siaurai. Skatina domėtis jos pomėgiais. Skatina, reiškia, kaip sakant, žinoti tavo svajonės, žinoti tavo planus ir tada aktyviai prisidėti prie tų svajonių ir planų įgyvendinimo. Tai reiškia, tas interesų platumas tokiu būdu, reiškia, plačių interesų bendrumas didėja. Ir, man atrodo, tą aš jau sakiau prieš keletą mėnesių, aiškiai, vyras pradeda lankyti teatrą. Niekad nelankė, o pradeda lankyti teatrą, nes myli žmoną. Žmona, reiškia, mergina pradeda virti virtuvėje, reiškia, labiau stengtis toj srity. Šiaip jinai to nedarytų, bet jinai myli savo vyrą, savo išrinktą, būsimą vyrą. Ir tada tas potraukis skatina juos vienas prie kito derintis ir ieškoti kuo plačiausių meilės išraiškos formų. Matot, taip, santuokoje intimų santykiai yra meilės išraiška, bet ne vienintelė. Ir kokia tragedija, jeigu du jauni žmonės neišmoko kitų meilės kalbų, o reiktų kuo platesnį turėti sąlyčio paviršių, kuo platesnį, reiškia, turėti meilės būdą išreikšti meilę ir kuo platesnį bendrų interesų ratą. Nes tas labai pravers po 10 ir 15 ir 25 gyvenimo metų. Ir va čia vyrams yra sunkiau. Reiškia, mums reikia išmokti matyti moterį, mylimą moterį, kaip asmenį ir kaip asmenį labai plačiai. O ne tik tai taip, kaip mūsų biologija, kuri yra gera ir reikalinga, reiškia, mus stumia matyti. Tai va tie draugavimo metai ar mėnesiai iki santuokos susilaikymas, kai jau yra tikra meilė, ir yra tikras potraukis, čia yra. Jisai yra labai daug dalykų, tas potraukis padarantis, labai didelius auklėjimo ir perauklėjimo darbus vykdantis, kurie labai pravers santuokoje. Tai va čia būtų argumentas paprastas, kodėl tas susilaikymas yra ne kažkas negatyvaus, o pozityvu. Moterys dažnai sako santuokoje, tai kad vyras su manim nesikalba. Pareina namo laikraštį, arba televizorių, arba internetą. Jisai reiškia ir kiurkso tenais. Va čia klausimas yra, kaip jums sekėsi draugauti iki santuokos. Ar jūs tada reikėjo jį auklėti? Nes mes vyrai turim šitą savybę įlysti į urvą. Mes esam tam tikrą prasme urviniai žmonės.
Ir moteris yra ta, kuri mus civilizuoja. Turi civilizuoti. Moterys turi milžinišką galę vyrui. Šitą galę reikia labai pasinaudoti. Ir reiškia, čia nesam 14-mečiai. Antanas su Liucija dirba su jaunesniais, bet žinot, koks yra tas toksai neteisingas ir blogas visiškai vyruko pasakymas. Jeigu tu mane myli, tai einam. Atsakymas yra, kadangi aš tave myliu, tai neinam. Štai, toksai. Eikime tikrų keliu. Eikime reiškia, perženkime, aukime tame. Ir matot, susilaikymas bus reikalingas visada. Reiškia, iki santuokos reikia išmokti susilaikyti, nes susilaikymas santuokui bus labai reikalingas. Santuoka nėra taip jau, kaip sakant, nėra. Yra visokiausių situacijų. Pradedant nuo to, kad tenka išvažiuoti, reiškia, o tai, žiūrėkit, vyras neišmoko susilaikyti. Ir jam tenka išvažiuoti mėnesiui į komandiruotę, į Londoną. Jis nemoka susilaikyti. Jis nepratė susilaikyti. Kaip jums tai? Taip, susilaikyti reikia tam, kad mes galėtume mylėti. Meilės dalis yra savęs suvaržymas, susilaikymas ir bus, o ką daryti, jeigu žmonai, pavyzdžiui, nenuotaika yra, arba jai galva skauda, arba jai, reiškia, o jeigu kokia nors ilgesnė liga, ir reiškia, tai tas susilaikymas yra tikrai neišvengiamas. Tai reiškia, tas susilaikymas yra dalis besąlyginio kito priėmimo ir mums jo visiems reikia mokintis. Ir visi mes esam šitoj srityje silpni. Tiek santuokoj pagyvenę, tiek santuokoj negyvenę, tiek į santuoką einantys, reiškia, mes šitoj srityje esame labai reikalingi Dievo pagalbos, nuolatinės malonės, nuolatinės maldos reikalingi ir čia yra didžiulio augimo sritis. Tai į tai ir judame.